nepriklausomybės atkūrimo diena. 90 metais Lietuvą atkūrė lietuviai, pasirašė signatarai ir va turim dabar nepriklausomybę, kaip fainai, galim švęsti, saulė šviečia ir varom aplink Kauną 50 km. Ne už tokį bikepackingą kovojau, kad su artliebais važiuotų. Aš pasiėmiau vieną bikepackingą, Termaredžio krepšį. Ir Robertas pasiėmė, tik tai neaišku, kur palapinę statysim. Tai tiek pinigų sudėta, tai turėtų būti įdomu. Šiandien matau, tokie bus pašnekesiai labiau, žinai, ten mažai bikepackingo, bet tokie random pašnekesiai. Tiesiog raidas po miestą, smagu, geras oras, va, plikos rankos, plikos kojos. Jokio būsto šiandien. Galūnių važiuojimas. Gerai. Nu ką, trauksi? Truk tau biškį, rodyk. Tai va, tai smagiai leidžiam laiką prie Kauno marių. Saulė šviečia, vėjelis kedena plaukus, paukščiukai čiulba. Gražiausias pavasario vaizdelis, koks tai gali būti. Atodanga kažkaip. Lakštingalus slėnis. Slėnis, taip turbūt, kur sėmėsi įkvėpimo. Tai mes dabar irgi čia semiamės įkvėpimo. Ir taip pat va prie Aukuro sėdim, savo gražiai. Dviratukai ilsisi ir mes irgi. Aurimas tave paklostė, Klausau?